Mes visos labai norime santykiuose su savo vyru, partnerystėje, gilaus, glaudaus ir labai gražaus ryšio, to tarpusavio vienas kito supratimo ir girdėjimo. Ir dabar iš vieno pasidalinimo esu tiesiog įkvėpta papasakoti, kas vyksta, kai moteris atsidūrusi aukos pozicijoje tarsi viską nori slėpti, nes nori labai išvengti konfliktų. Šitą visą tai mačiau vaikystėje. Taip elgdavosi ir mano mama, tai yra labai stipri moters santykiuose mamos pozicija su savo vyrui, arba tiksliau vyrui pozicija, ne, bendravimas su juo. Ir to pasekoje, žinoma, moteris ilgalaikėje perspektyvoje pereina į auką. Jis visiškai nesiklauso savęs, visiškai save ignoruoja. Ir, žinoma, vienas iš veikimo principų yra kažką paslėpti, kažko nepasakyti, nes mūsų požiūris yra tarsi kaip į vaiką. Ir aš čia, kad nebūtų pasipriešinimo, kad nebūtų konflikto, kad nebūtų kažkokių priekaištų, kad nekibtų prie manęs. Nu, tie pasiteisinimai atrodo labai logiški. Tačiau įsivaizduokit, kokiuose spąstuose ir pinklėse atsiduria pati moteris, taip besielgdama, kai jo širdis ir visa esybė nori atrasti ryšį su tuo vyru ir gilų ryšį. Tai jeigu ten yra kažkas slepiama, nepasakoma iki galo, nepasakoma taip, kaip yra, natūralu, kad šitas ryšys nebus kuriamas. Nes, pavyzdžiui, galbūt vyras ateina ir jis ateina nuoširdus toks, kaip yra, taip, kaip jam atrodo, bet moteris jau turi pasąmoninį planą regzti, kaip čia kažko nepasakyti, kaip čia kažką nuslėpti. Ir dabar įsivaizduokit, jos energijoje yra pilna melo. Ir natūralu, kad vyras tai jaučia, nes energijos nesuvaidinsi. Melas, vadinasi, yra žodžiuose, frazėse, yra netgi veiksmuose. Gal aš sakau, kad aš veikiu, arba nesakau, kad aš veikiu, aš meluoju. Ir paskui tas vyras apsisukęs išmoksta šios energijos meluoti. Netgi pats nesuprasdamas, kad buvo agregorė tos moters, kuri nuolat įsivaizdavo ir kūrė istorijas, kaip čia galbūt pasakyti, nedasakyti, pagražinti, paneigti, iš vis nekalbėti, bet žodžiu, ne, pameluoti, nesakyti tos tikrosios tiesos. Nes atrodo, jeigu aš pasakysiu tiesą, čia prasidės vėl kažkas. Tai va, šitoje perspektyvoje reikia suprasti, kad moteriai itin svarbu yra lipti iš mamos pozicijos, suprasti ir pažinti savo moters poziciją ir atsisakyti vis daugiau melo, nes jeigu aš noriu, kad mano aplinkoje būtų tiesa ir šviesa, pirmiausia, aš turiu tai skleisti iš savo vidaus. Ir tikrai ne vieną atvejį žinau, kai yra, kad tie patys vyrai pradeda tiesiog kažką nusukti, kažką šiek tiek pameluoti ir atrodo, kodėl jis taip su manimi elgiasi. Nes tu taip elgeisi ir energijos nesuvaidinsi. Jis tiesiog išmoksta aplink tave būdamas to paties modelio, nes mes supanašėjame visada. Ir žinoma, supanašėjame ne dėl to, kad kentėtume, bet todėl, kad kažką išmoktume abu.